Man patinka gyvenime vienas dalykas. Patinka tai, kad kai gyveni, kažko ieškai, kažką randi pagal savo kriterijus. Šiuo atveju aš ieškojau, kad atitiktų ten ekologiškumas, kažkoks ten tas anas trečias indaplovės tabletės. Nes buvau įpratus, kad arba tik internete kažkur sakyti iš to, kas labai lengvai prieinama, arba tada reikia kažką jau daugiau išmanyti, kadangi to išmanimo šiuo klausimu tikrai man stinga. Norėjau išbandyti kažką tokio, tiesiog tvaraus. Radau Mother's Earth ir su jum pasidalinau savo įrašę. Šiaip fainas dalykas, ateina to kažkokio ten siuntimo būdu, kuris ten, žodžiu, prisijungia prie kito siuntimo, o ne šiaip, kad ten būtent tau siunčia. Nežinau, kaip ten veikia, be žodžių. Ekologiškas siuntimas, tvarus siuntimas. Tada kaip ir tabletės, ne tabletės, o tie lapeliai kažkokie tokie irgi ekologiški ir ten visokie dalykai. Fainas, bet, ir laiką, bet, tai kad jų neužtenka. Neužtenka, kad išvalytų, indus išvalo kaip ir neblogai, bet visą laiką labai užneždavo arba pati indaplovė neišsivalydavo. Ir visą laiką ties kraštais lieka riebalų, dėmės, dar kažkas ir taip toliau. Ir kaip ir faina, kaip ir galima išsivalyti okei. Bet tuo pačiu ieškojau, kaip man čia padaryti, kad, kaip sakant, vis tiek, turbūt taip, kad tau indaplovės atskirai dar nereikia valyti po plovimo. Tada radau šituos, kurie irgi man patiko. Irgi ten visokie, tai daug visokių ženklų gerų. Ir aš juos maišau, nes čia rekomenduoju naudoti vieną lapelį visą, kuris yra sudarytas iš 2, arba 2, arba 1. O tai aš darau pusę ir darau šitą. Tai yra vieną lapelį iš 2 ir vieną iš tų. Bet, pavyzdžiui, kas nepatinka man, tai yra tai, kad tas plastikas, kuris čia yra, o ant pačių tablečių yra plastikas. Tikėtina, kad jisai tampa mikroplastiku, manyčiau. Va. Toksai. Bet kuriuo atveju, kadangi tas kažkoks tai viešumas padeda gyvenime išspręsti kitas bėdas ir apskritai vadovaujuosi tuo principu, kad visada esu atvira visais klausimais. Pasipasakoti, kad normaliai, gerai kažkas, pasipasakoti, kad kažkas nepasisekė, trūksta kažko ar galbūt patarimo kažkokio iš žmogaus. Ir lygiai taip pat pasipasakodama per paskyrą gavau iš savo bičiulės, iš tikrųjų, kuri dirba Manjanui, tokį pasakymą, ką tu čia sugalvojai? Tai o kodėl tu mūsų nebandėjai tablečių? Ir aš taip galvoju, ieškau kažkur kažką, bet iš tikrųjų tiesiog žinojau ir galėjau jai paskambinti ir paprašyti, kad jinai man duotų pabandyti tiesiog. Tai davė pabandyti, pati pasisiūlė, tai aš mielai priėmiau. Irgi yra šitas jau su ekologiškų ženklinimų, bet pasak ją, vėlgi aš šitos ryties neišmanau. Tai iš tiesų, kad ta koncentracija šiek tiek tiesiog skiriasi ir ten kažkokie ingredientai, kurie lemia vieną ar kitą dalyką. Žodžiu, daug plonybių, kurios nebūtinai yra pačios svarbiausios. Ir sako, tai kam tau tas kraštutinumas arba tas arba kitas, tai yra, kur visiška chemija ir palieka dėmes ant indų. Tai išbandžiau jos. Čia yra su daugiau koncentracijos ir jos stipresnės, čia yra su mažiau. Bet esmė, kad pati Manjana kaip įmonė yra tikrai gera, dirba daug metų. Ir buvom kažkada su Manjana išvažiavę į Švediją į tą Torko gamyklą. Tork tai yra popierius, žinomas, visiems tikrai nepigus popierius. Ir tikrai vertas to popierius, kaip jie ten į tą ekologiškumą žiūrėjo. Aš nežinau, prieš kiek ten metų buvo gal 10. Jau tada žiūrėjo ir kaip buvo įdomu iš tikrųjų. Tai būtent dirbo su tokiom gerom, rimtom įmonėm. Ir davė man tas tabletės. Tai visų pirma, man patiko, kad tabletės yra apvalkale, kurį reikia išimti. Taip, plastikas nėra gal gerai kaip apvalkalas, bet bent jau jisai nekeliauja į vandenį. Tai yra į pačią indaplovę, netirpsta. Tada jų plovimas iškart, galiu parodyti pavyzdį. Turiu aš savo tokį fainą dėžutę, į kurią visą laiką dedu tabletės. Tai aš jau sunaudojau tų tablečių visai nemažai. Čia popieriukas, čia tos tabletės Tribio ir čia yra Manjanos, dabar kitas naudoju tą stipresnę. Tai net ir tą silpnesnę naudodama iš tikrųjų viską puikiai išplauna, išskyrus likdavo ant stiklo kažkokie tokie kartais, nedėmės, bet kažkokie būdavo, kad ne visiškai blizgančiai. Tai aš tiesiog nukalkinu pačią indaplovę ir tada vėl veikia. Ir aišku, reikia visą laiką druskos indaplovėje turėti, kuri man atveju tik stambi druska veikia tą specialią indaplovių. Tai naudojau toj dėžutėj. Tai visą tą dėžutę išnaudojau būtent Manjanos priemonių ir net nekilo ranka naudoti šitų.
Tai va, tai manau priežastis aiškiai, nes panaudojau šitas ir indaplovę po 2 plovimų iškart vėl apsinešė ir galvoju, nenoriu. Ir kaip tyčia esu prisipirkus iš tikrųjų daug, tai mielai padovanosiu dalį savo arba parduosiu pigiau, jeigu norite pirkti. Jeigu norite tikrai tų ekologiškų priemonių, bet jos yra silpnesnės iš esmės. Tai tikrai mielai padovanosiu šitą kažkuriam žmogui, kiekvienam atskirai, jeigu galima. Ir vieną iš šitų, jeigu labai jau norėsit, galėsiu ir tą padovanot, bet vėlgi tai yra, kad būtų 2 skirtingi žmonės. Tai yra kaip Manjanos tokia akcija ir Manjanos, aišku, pasiūlymas 15% pirkti pigiau, būtent su mano kodu AIDA15. Tai va, visą šį mėnesį, balandžio mėnesį. Ir aišku, neturi indai jokio kvapo, jokių dėmių, jokių vaivorykščių spalvų nėra, nes tais visais, kur parduotuvėse perkami, tai ten tragedija. Tai va, ir jokio plastiko vien dėl to, kad plastikinį išėmė ir įdedi tabletę į indaplovę. Labai smagu, tikrai lengviau ir tikrai padaro tą darbą, kažkaip užsiknisu nuo tų valymų pastoviai viską prižiūrėt. Tai jeigu tai galima padaryti mažiau su tokiais, sakykime, ekologiniais minimaliais kaštais, tai yra geriau ir aš tada renkuosi visai šitą priemonę. Tai vat, tuo gyvenimas yra gražus, kad žinai, kad kažką pasirinkai, bet visada gali tas dalykas pasikeisti. Galėjai klysti, galėjai kažką naujo sužinoti ar išbandyti. Tai va, tikrai rekomenduoju šitos dalykus.